Tyrimai rodo, kad tėvai vaikams neskiria nei 10 minučių per dieną. Su tokiais faktais į kovą kyla susivienyje Lietuvos tėvai, jie dalinasi savo kurtomis ar vaikystėje girdėtomis pasakomis. Projektu Pasakos vaikams tėvai raginami bendrauti su atžalomis, sekant pamokančias ir vaizduotę lavinančias istorijas. Apie tai Dovilė Javinskaitė. Gyveno dėdas ir boba. Jie turėjo didelį sodą. Tame sode didelis šulinys, ant to šulinio didelis akmuo, ant akmens didelė varlė tupi. Prie senų pačių kurtų ar vaikystėje girdėtų pasakų grįžti skatina specialusis fondas. Mat statistika žiauri, tėvai savo atžaloms skiria 7 minutės per dieną. Pasakos esą ne tik pamokytų vaikus, bet ir paskatintų tėvų kūrybišką mąstymą bei suburtų tėvus ir vaikus draugėn ne tik 7 minutėm. Pasak vaikų ir paauglių psichiatro Linos Slušnio, bendravimas su tėvais vaikams mažina stresą, o tie, kurie bendrauja daugiau, būna sėkmingesni ateityje, jie paprastai pasiekia karjeros aukštumų. Pasak psichiatros, skaitydami pasakas, tėvai apie vaikus gali išsiaiškinti to, ko šie nepasipasakotų paprastai. Vaikui pačiam fantazijos ugdymas. Nes skaitydamas pasaką vaikas fantazuoja, o suaugęs turi galimybę dar pašnekėti apie tai, apie jo fantazijas, kaip ir pabūti kartu. Kitas dalykas tai lavinamas teksto suvokimas. Jau čia yra antroji dalis. Lavinama atmintis. Apie ką tada vaikai seksim pasaką? Apie ką nait? Apie dramblį ir šerną. Apie dramblį ir šerną? Ten, kur įkrito į didelę duobę? Vilnietis Vladas Niečkus pradėjo įgyvendinti projektą Pasakos vaikams. Projekto tikslas paskatinti pasakas kuriančias ir sekančias tėvus, jomis pasidalinti internete arba telefonu. Dabar labai šerną ir kaulę. 2 sūnus auginančio Vlados Niečkaus vakaro ritualas yra pasakų siekimas. Pasekęs pasakas ir užmigdęs sūnus, jis skuba įgarsinti pasakas tų, kurie jas nori įamžinti, įgarsinės kelią į internetą. Jie atsimena tas pasakas ir jiems brangios tos pasakos širdimi ir tiesiog, kad po to jau sekdavo apgailestavimas. Kaip gaila, kad iš tikrųjų tokios gražios pasakaitės, bet neužrašėm, žmogaus galbūt jau nebėra. Bet pasakaitės liko, prisiminimai liko, širdelėje liko šitie dalykai. Tai iš tikrųjų, čia šituo projektu ir noriu kartu, reiškia, ir su savanoriais visais parodyti, kad sekti pasakas gali kiekvienas. Pasakų knygą vaikams parašysi ir išleidusi Brigita Jovaišienė tiki pasakų galia ne tik vaikams, bet ir tėvams. Pasakos yra labai svarbios tuo, kad jos taip pat formuoja ir vaiko pasaulėžiūrą, pasaulėjautą. Juose užkoduota yra daug ne tik papročių, tarkim Lietuvoje liaudies pasakose, bet ir įvairių minčių, pamokymų, gyvenimo tiesų. Pasakose vaikas gali atrasti raktą į problemos sprendimą, pamatyti pasekmes tam tikrų savo veiksmų. Rašytoja pamena, jei vaikystėje būdavo vakaras be pasakos, ji užsimerkusi pati tokią susikurdavo. Tai buvo Pandali. Valio, aš tave radau, apsidžiaugė Vincas netikėtų susitikimu ir iš tos laimės puolė Pandai į glėbį. 2 dukras auginanti Beta iš savo tėvų girdėdavo pasakas apie save, o dukroms seka apie jas. Pasakoje egzistuoja personažas konkretus, tai čia mūsų dukrytė ir tokiu pat vardu, kuri keliauja po pasaulį, kuri mokinasi, kuri bendrauja. Tai yra vienas iš auklėjimo būdų. Visos kurtos pasakos tai yra specialiai skirtos tam, kad pamokyti vaiką, kad parodyti, kaip bendrauti su žmonėmis. Šiaip be abejo šitose pasakose yra ir neigiami personažai, kaip išeiti iš tam tikros situacijos. Politologas Nerijus Maliukevičius savo vaikams turi sukūręs 2 pasakas. Jomis ketina pasidalinti ir su pasakų fondu. Mūsų 2 pasakos yra, viena pasaka yra apie Karolį iš Karoliniškių pažaduką, o kita pasaka yra apie Veroniką iš Verkių, kuri yra verksniukė. Ir jau patys galite suprasti, kad tai yra toks savotiškas pedagoginis įrankis, kur bandom vaikui papasakoti, kaip yra negerai žadėti ir neištesėti, arba ten kaip yra negerai dėl visko ir bereikalo ten ožiuotis ir verkti. Su sūnumis į žaislų muziejų pramogauti atvykę Bukovskiai atžaloms sako skiriantis kur kas daugiau nei 7 minutės per dieną. Tikrai daugiau turbūt.
Tas praleidimas yra vieną kartą ten pažaidė, kitą kartą pakalbėjai. Tai yra skirtingi visi laikas, bet šiaip tai tikrai daugiau turbūt. Dviejų vaikų tėvas sako, kad jei tėvai neranda laiko vaikams, tuomet turėtų rasti laiko pagalvoti. Pagalvoti, kas bus vėliau, kai jie užaugs. Pasakas renkantis Vladas Sniečkus nesibaimina, kad tėvai kompiuteriu te paleis jo įgarsintas pasakas, paviešintas internete ir su vaikais praleis dar mažiau nei 7 minutės. Jeigu jie bent jau užeis ir paleis pasaką, tai vis tiek bus pirmas veiksmas. Jums galbūt pasakaitę, o po to galbūt pasižiūrėti ir tekstą, paskaityti, gal tokiu būdu pamatys vieną kitą formatą ir patys sugalvos, kad, na, gal iš tikrųjų aš galiu pats pasekti pasakaitę ir tada tik belieka klausti vaikų ir klausytis jų. Vaikystėje girdėtomis senelių ir tėvų arba pačių kurtomis pasakomis galima pasidalinti interneto svetainėje pasakosvaikams.lt, atsiuntus jas organizatoriams ar tiesiog įskaityti svetainėje nurodytų telefonu. Projekto autorius užsimojęs plačiai. Ateityje gražiausias pasakaitės bus ne tik suguldytos į knygą, bet ir įgarsintos. Dabar Vlado Sniečkaus įskaitytas Lietuvos tėvų pasakas galima išgirsti internete.